keleto tikrai svarbių žaidėjų nėra FK ekipoje, kurie tikrai, manau, smarkiai ją sustiprintų. Tiesa, viskas po šio Tomemori epizodo, klaidina į varžovą, bandymas smūgiuoti ir rezultatas ten. Fiksuojama šiame epizode, tai pažiūrėkime, kokie šūliai vertikalūs perdavimai tarp dviejų varžovų gynėjų. Stadiono statinio. Mažeikiškai turbūt galvoja kitaip. Žemaičių Dervišės smūgis į vartus. Tūriai reaguoja Japonas. Tai matome išmuštas kamuolys. Kas jau. Jo perdavimas čia turi būti labai atsakingas Janušonis, bet visgi nukreipti. Į vartus pats. Ta, beje, jis irgi jau įrodė rungtynių metu, gali puikiai daryti, o čia Jo įvartis nulėmė Juan pergalę užpraeitame ture, 9-ame ture prieš Garliavos ekipą. 9 minutę pasižymėjo Gyvačiškauskas, o čia Babrungo atsakas ir ekipos futbolininkai ten gerai dėl kamuolio su varžovų korpusu pakovojo Sodai Tomemori. Tai tiek, čia tas kryptis Tomemori. Varžovų baudos aikštelė, Bulingis smūgis į vartus. Centro gynėjo poziciją, tai leidžia susiplėsti komandos centro gynėjams ir ir į kraštą praleidžiamas kamuolys. Ir yra privalom. Kamuolį ir atlieka gerą perdavimą, čia nuošalės nėra, smūgis Petkevičius. Ataka dar nesibaigė ir plungės Babrung. daryti, bet ir vėlgi galbūt rungtynės savaitės pradžioje, po rungtynių savaitgalį pirmoje lygoje taip pat dar žaidėjai. Vienintelis legionierius Ibrahimas Asgensas.
Keičiama atakos kryptis ir vėl Vakarų. Čia ataka, tai jau prašau, tai tada pirmas. Dėl saugumo, aukštesnėmis pajėgomis atsitraukti. Gol!